Ir šiandieną labai trumpai bandysiu pasidalinti keliomis nemažai nuotraukų iš fotografijos serijos, kurią pradėjau 2010 metais ir baigiau pernai. Taip pat pasidalinsiu keliomis nuotraukomis iš projekto, kuris įvyko praeitais metais, tai yra gyvas mikrorajono archyvas, kurio metu su kolege Rūta Lukošiūnaitė stengiamės surinkti fotografijas ir pasakojimus apie rajoną ir juos kažkaip išsaugoti. Ir naujausiamis mintimis ir klausimais, kurie man asmeniškai kilo, galbūt kažkurie iš pašnekovų arba jūs galėsime pabandyti juos atsakyti. Taigi, Šilainiai. Šilainiai kaip didžiulis mikrorajonas atsirado, pirmieji gyventojai įsikėlė 85 metais. Ir čia matome kelias nuotraukas iš šilainiškės Linos, kuri fotografavo savo dukrą žaidimo aikštelėse. Ir šios aikštelės, kaip ir kitose Lietuvos rajonuose, kuriuos teko aplankyti, yra suskirstytos į 3 dalis. Tai arba metalinės žaidimo aikštelės, naudojant metalą, betoninės, įvairios betono konstrukcijos ir gamtinės, tai kraštovaizdis, krūmai, kalniukai, akmenys prie kiemų ir panašiai. Tai čia tiesiog gyventojai dokumentavo savo vaikus tose erdvėse, kurios buvo svarbios jiems kiekvieną dieną. Čia yra nuotrauka iš taip pat antro mikrorajono. Tai vieša erdvė Šilainiuose, tai yra tokia oazė, kurioje nėra mašinų. Tai yra erdvė apsupta namų, čia yra krepšinio aikštelės, čia yra pavėsinės, čia yra vaikų žaidimo erdvės. Ir taip pat medžiai, krūmai ir matosi dalis kalniukų, kurie žiemą būna itin užimti rogučių sportų. Čia dar viena nuotrauka, akmuo, statant daugiabučius, dažnai likdavo didelių riedulių, kurios būdavo tiesiog nepatogu išvežti. Tad jie pasilikdavo rajone ir tapdavo rajono dalimi, kurie ir jeigu eisit rajone, vaikščiosit, kviečiu pastebėti aplinkui akmenį, ar yra išmindyta, nes tai rodo, jog tas akmuo yra ilgi naudojamas kaip žaidimo elementas viešos erdvės. Čia Šilainiuose Lina pasakojo apie pievą, apie pienių pievą, kuri buvo dabartinėje oazės teritorijoje Šilainiuose prie Baltų prospekte. Tai buvo erdvė, kur šeimos eidavo po darbo, piknikauti ar vasaros metu. Ir ji ten atliko seriją nuotraukų savo dukros įvairių pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą, tiesiog dokumentuojant augantį vaiką ir žalią erdvę aplink. Ir ta pieva buvo svarbi ne vieno šilainiškio ar šilainiškės vaikystėje ar apskritai gyvenime rajone. Čia vėlgi aš su sese, nežinau kaip aš čiuožiau su pačiūžom ant to kalniuko, bet žiemą kalniukai ir kraštovaizdis, kuris buvo suformuotas statant daugiabučius, buvo labai svarbus. Ir tai suteikia įvairių žaidimo galimybių ir tiesiog įkvepia įvairiom veiklom, būnant vaikui. Čia kelios nuotraukos yra iš mano serijos. Ši konkrečiai pavadinta Myliu labas rytas, nes būtent tokie žodžiai buvo užrašyti ant čiuožyklų, kurios matomos nuotraukoje. Čia yra dar viena nuotrauka čiuožyklos, kuri yra Kuršių gatvėje 2010 metais. Ir futbolo stadionas, jeigu taip galima jį pavadinti, 2010 metais, kuris tą vasarą labai saldžiai kvepėjo. Ir tai buvo laukinė pieva, kurioje buvo tiesiog gera būti, pasivaikščioti
jaustis gamtoje. Nors tai yra pirmojo Šilainių mikrorajono erdvė. O čia ta pati erdvė 2022 metais. Tai yra vienos iš mokyklų stadionas, kuris puikiai veikia ir vietos gyventojai gali ateiti pasportuoti, tačiau ta erdvė dramatiškai pasikeitė. Ir šalia matome žmonės, mes stovime prie tvoros. Tvora yra aptverta aplink kalniukus kai kuriuos ir taip pat kitoje nuotraukoje rudenį matoma, jog vaikai žiemą pradėjo susidurti su tam tikrais iššūkiais, naudojantis kraštovaizdžio elementais rajone. Tai ta tvora pradėjo irti, ją reikia remontuoti, darosi skylės, nes vaikai tiesiog vis vien tęsia važinėjimą rogutėmis ir atsimuša į šią tvorą. Čia yra nuotrauka iš, jei neklystų, 7 Šilainių, tai yra jau arčiau ligoninės, 3, jeigu teisingai pamenu, kaip vadinasi. Ir tai yra, jeigu norėsite alternatyvaus pasivaikščiojimo po Šilainius, tai tikrai siūlau pasivaikščioti. Tai yra rajonas, kuris buvo statomas 91 ir vėlesniais metais. Ten matysite ir daugiabučių, ir individualių namų, ir labai modernių daugiabučių, kotedžų. Ir ten vaikams erdvių kaip oazių, kurias matėme pradžioje 2 mikrorajone, nebeliko paprasčiausiai. Ir judėjimas rajone vaikams tapo iššūkis. Ir čia mes vyko fotografijos dirbtuvės ir mes ėjome su grupe ir klausėme vietos vaikų, gal galit mums parodyti erdves, kurios yra įdomiausios ir kur jūs daugiausia laiko leidžiate. Tai jie mums parodė 2 erdves, čia buvo viena iš jų, tai virš garažo, čia yra garažas ir tai tiesiog tokia smala aplietas plotas, kur jie nusibraižė futbolo elementus aikštės ir žaidė futbolą. Kitas elementas buvo transformatorinė, kurią jie taip kaip moka apipaišė įvairiais dažais ir tai buvo spalvinga tokia erdvė, kurią jie patys susikūrė. Čia matome pirmajame Šilainių rajone erdvę, kuri vis dar atrodo galima vadinti krepšinio aikštele, nes yra lenta vis dar išlikusi, tačiau ji nebegali funkcionuoti kaip žaidimo erdvė vyresniems vaikams, nes čia yra statomos mašinos. Čia buvo dienos laikotarpis, tai dar ne visos mašinos suvažiavusios. Čia yra viena mano mėgstamiausių žaidimų erdvių rajone, tai yra pirmajame mikrorajone esantis krūmai, kurie yra didžiuliai. Ir juose vaikai pasidarė tokius labirintus, į kuriuos galima įlysti ir ten smagiai leisti laiką, pasislėpti nuo tėvų ar tiesiog tyrinėti gamtą ir jaustis gamtoje, sakyčiau. Ir čia yra viena iš paskutinių vietų, kur Šilainiuose yra išlikę visi originalūs objektai žaidimo. Tai yra 2 čiuožyklos, supynės ir kiti objektai. Čia taip pat ta pati vieta. Ir nebe fotografija. Ir tai čia yra ištraukos iš dokumentų, iškarpos, kuriuos man gyvenant rajone ir fotografuojant rajoną ir matant, kad po truputėlį nyksta tos vaikų žaidimų erdvės, jau nebėra kai kurių betoninių konstrukcijų, visų nebėra, metalinių konstrukcijų irgi jau beveik nebelieka ir šiais metais galimai tai bus paskutiniai metai, kuomet Šilainiuose galime rasti metalinės konstrukcijas, tai čiuožyklas ir kitas autentiškas detalės, kurios būtent buvo įkurdintos 85 metais. Ir man, kaip šilainiškiai menininkiai, kultūros
darbuotojai, kilo klausimas, o ką tai reiškia? Man šie elementai, tai čiuožyklos ir kiti originalūs elementai, tai yra mano istorijos dalis, tai yra mano vaikystės dalis. Mano galva, šie objektai, bent ne visi, bet galbūt keli, 1, 2, turi meninę vertę, turi kultūrinę vertę, ar tai verta išsaugoti? Kaip tai galima išsaugoti? Kokiu būdu? Koks yra kelias? Ir žinoma, man reikėjo išsibandyti, tai vienas iš kelių, kuriuos išbandžiau, tai oficialiai rašyti kultūros paveldo departamentui, tuomet buvo nukreipta į Kauno savivaldybės kultūros paveldo skyrių ir bandyti praeiti pro oficialų procesą, kurio metu paklausti, ar verta išsaugoti šitos objektus, ar jie yra ir kuo jie yra vertingi. Tai vyko keli posėdžiai. Pirmajame posėdėje komisija, čia yra apačioje viršuje mano laiškas, kreipimasis ir data, tuomet pirmo posėdžio rezultatai ir antro posėdžio rezultatai. Tai pirmo posėdžio metu perskaitysiu nutarta, jog tikslinga rengti apskaitos dokumentaciją ir inicijuoti nekilnojamo kultūros paveldo akto rengimą. Vaikų žaidimo aikštelės yra konkretaus istorinio laikmečio objektas, svarbus kultūriniam turizmui. Nes vienas iš, kaip matėte, aš vedu ekskursijas netgi lietuviams ir užsieniečiams, kurie atvyksta ir nori suprasti, kas buvo, ką reiškia tas sovietmetis, vėlyvasis sovietmetis, 85-95 metai Lietuvoje. Ką tai reiškia paprastam žmogui, kuris gyveno Šilainiuose? Kaip tai atrodė? Kokia tai buvo vaikystė? Ir aš vedu tas ekskursijas viešomis erdvėmis, leidžiant žmonėms prisiliesti prie konkrečių objektų, išbandyti juos, nes jie vis dar yra vietoje, ir pasakojant apie tas patirtis, kurios buvo įvairios. Buvo ir labai šaunios, buvo ir labai skaudžios, bet jos, mano galva, puikiai atsiskleidžia vietoje, kur matomas kontekstas. Taip, ir čia perskaitysiu taip pat iš antro posėdžio, kuris vyko vėliau, atsakymą, kuriame nuspręsta neinicijuoti vertingųjų savybių nustatymo vaikų žaidimo aikštelėms Šilainių mikrorajone. Taigi, ir tai Kauno savivaldybė, bet Kaunas yra vienas miestas iš daugybės miestų Lietuvoje, kuriuose yra daugiabučių rajonai ir kur yra daugybė žaidimo aikštelių. Gerai, tuomet mes su kolegė Rūta Lukošiūnaitė nusprendėm patyrinėti kitus miestus. Kaune yra kaip yra, ar ne? O kaip yra kitur? Taigi, dėka Lietuvos kultūros tarybos stipendijos, kuri buvo skirta Rūtai, praeitais metais mes nuvykome į Klaipėdą, Šiaulius ir Tauragę, daugiabučių rajonus, ir buvome maloniai nustebinusios. Nes ypatingai Šiauliuose, kuriuose radome tuo metu šviežiai perdažytas, suremontuotas ir tikrai intensyviai naudojamos vaikų žaidimo aikšteles, įvairius objektus, kuriuos matome tiek parodoje, ir tai jų gausa ir tolimesnis naudojimas ir priežiūra, rūpinimasis tomis vaikų žaidimo erdvėmis, taip pat integruojant ir naujus objektus, tikrai puikiai nustebino. Ir čia yra mano paskutinė skaidrė, kur tyrinėjant kitus miestus, situacija yra kitokia negu Kaune, o Kaune vis vien norisi kažkaip tai išsaugoti. Tai jeigu mes fiziškai tai nepaveldas, tai jeigu kultūriškai ir kažkaip tai istoriškai nėra galimai, nežinau, naudingas, vertingas objektas, mano galva yra, bet kai kas sako, kad nėra. O jeigu į muziejų kreiptis, ar ne, jeigu tai tamptų muziejaus objektu, bet muziejai nebūtinai turi kur šitus didžiulius objektus laikyti. Ir tai šitą kūrybiškumą tuomet, kai man paskambino Auksė,
Ir neprisimenu tikslios citatos, ką išgirdau telefono ragelyje, bet tai buvo iš esmės: Evelina, ar nori gaublio? Nes baigsis paroda ir nežinom, kur jį dėti. Ir šita situacija yra aktuali ne tik čia, šitai parodai, bet taip pat ir Šilainiuose, ir kitose vietose, ypatingai Kauno mieste, nes kalbantis ir su Kauno miesto muziejum, nėra kur dėti šitų didelių objektų muziejuje. Taip pat muziejuje jie tampa muziejaus objektu prie baltų sienų ir jie tampa lyg ikona. Ar tai teisinga? Nežinau. O gal tai reikia išnaikinti visai, nuimti, į metalo laužą priduoti, kaip yra vyksta šiuo metu Šilainiuose, ir ištrinti iš atminties, nes gal tai nėra svarbu. Bet mano galva tai yra svarbu. Nes aš susiduriu su daugybė žmonių, kurie atvyksta pas mane iš Lietuvos ir iš užsienio, ir jie iš tiesų nesupranta tos kasdienybės, kurią mes turėjome gyvenant šio laikmečiu. O galbūt fotodokumentacija yra vienintelis vertingas dalykas, ką verta išsaugoti. Ir tą mes darėm praeitais metais su projektu Gyvas mikrorajono archyvas, stengiantis sufotografuoti, fotodokumentuoti kuo daugiau erdvių, taip kaip jos atrodo dabar, rinkti tas nuotraukas, kurios matėte ir šiandien, iš pačių gyventojų, kurios yra stalčiuose, kurios yra albumuose, kurios matomos ir šitoje parodoje, žmonės prisidėjo kuriant, jog labai svarbu neišmesti, labai svarbu dalintis su įstaigomis, kurios saugo tą atmintį, nors jinai yra nesena, bet mano galva tai yra svarbu. Tai galbūt fotodokumentacija yra vienintelis vertingas dalykas, ką verta išsaugoti. Nežinau, bet didžiulis klausimas man ir ką norėtųsi padiskutuoti, tai koks yra tas svarbiausias, vertingiausias, geriausias būdas, kaip ir kur mes galime pasakoti šitą daugialypę šio laikmečio istoriją apie vaikystę vėlyvuoju sovietmečiu. Ačiū labai už jūsų laiką. Kur dėti gaublį, kai pasibaigs šita paroda, ir kuri buvo tik tai laikina gaublio prieglobsčio stotelė, kaip mes dabar išgirdom. Ir aš jau turiu, Evelinai, bent kelis klausimus, bet kaip ir tarėmės pradžioje, gal išklausykime visus pranešimus ir paskui galėsime kartu padiskutuoti. Ir dabar aš norėčiau pakviesti dizainerę ir materialiosios kultūros tyrinėtoją Ievą Daujotaitę mums papasakoti apie istoriją vaikų žaidimų aikštelių sovietmečių ir kaip mes į visą tai galėtumėm pasižiūrėti iš tokios dizaino ir materialiosios kultūros tyrimų perspektyvos. Kaip jau buvo minėta, kalbėsiu apie šią temą iš labiau tokios dizaino istorijos pusės. Jaučiuosi truputuką netaip laisvai kalbėdama tiesiog, tai skaitysiu savo užrašus, tikiuosi neskambėsiu per daug monotoniškai, bet jeigu skambėsiu, duokit žinot. Tai va. Jei jūs paprašysiu užsimerkti ir įsivaizduoti lauke tūkstančius vaikus, sovietmečio tikriausiai nepriklausomai nuo to, ar vaikystę patyrėte okupuotoje ar jau nepriklausomoje Lietuvoje, daugelis iš mūsų pagalvotų apie didmiesčiuose ypač plačiai paplitusią tipinę žaidimų aikštelių įrangą. Plieninės, ryškiai aliejiniais dažais nudažyto gaublio, girgždančių supynių ar puslankio karstyklių konstrukcijas. Keletą jų galima matyti šiuose nuotraukose. Ši iki skausmo pažįstama įranga glaudžiai asocijuojama su sovietmečio kultūra, tačiau ir pagrįstai. Šis klausimas kyla todėl, nes absoliuti dauguma tipinės sovietmečio žaidimų įrangos atitinka tarptautinį modernųjį stilių. Tai reiškia, kad tokio paties tipo įrenginių galima rasti ne tik buvusiose Sovietų Sąjungos respublikose, bet ir vakarų Europoje, Amerikoje ir net Azijos šalyse. Čia po kairę gali matyti Singapūre esančias aikšteles, labai panašias į Lietuvoje matytas. Jei tokios ar labai panašios aikštelės egzistavo tarptautinio masteliu, kodėl tipinės 20 amžiaus žaidimų aikštelės Lietuvoje laikoma savotišku sovietmečio vaikystės simboliu? Kuo jos išskirtinės būtent Lietuvos urbanistikos kontekste?
Siekdama atsakyti šios klausimus, pranešime nagrinėsiu žaidimų aikštelių platesnį kontekstą, atsekdama jų istorinę raidą per urbanistinio dizaino prizmę. Išnagrinėjus, ar 10-ame amžiuje visuotinai paplitęs modernistinis žaidimų aikštelių dizainas turi Lietuvos kultūrą ir istoriją atskleidžiančių ypatumų, pranešimą užbaigsiu dar vienu klausimu ir trumpu apmąstymu apie tipinių aikštelių įrangą bei jų kandidatūrą į kasdienio paveldo statusą. Tai pradėsiu nuo ankstyvojo sovietmečio. Kadangi sovietinių žaidimų aikštelių dizaino istoriją siekiu nagrinėti urbanistinio dizaino raidos kontekste, savo tyrimus struktūrizuosiu chronologiškai nuo ankstyvojo iki vėlyvojo sovietmečio. Tai Sovietų sąjungoje okupavus Lietuvą ir įjungus ją į SSRS sudėtį, krašto sovietizavimo politika skaudžiai palietė ir šalies kultūrinį bei visuomenį gyvenimą. Komunistiniais pagrindais pertvarkant visuomenę siekta slopinti tautinę bei religinę žmonių sąmonę, skiepyti komunistinės vertybės ir suformuoti sovietinę tapatybę, pasitelkiant platų indoktrinacijų mechanizmų spektrą. Urbanistinis miesto pertvarkymas tapo vienu iš minimų indoktrinacijos mechanizmų. Okupacijos pradžia pasižymėjo istorinių senamiesčio modernizavimo procesais. Graunamos miesto sienos, jų vietose įrengiami apželdinti bulvarai, pasivaikščiojimo erdvės, per senamiesčius kertamos platesnės magistralės. Griaunami per tankiai sustatyti kvartalai, kuriami skverai ir parkai. Tokie bandymai į miestų siauras ir tamsias senamiesčio gatves įleisti kuo daugiau saulės šviesos, gryno oro ir želdinių buvo dažni ne tik Sovietų sąjungoje, bet ir daugelį modernizacijos link judančių vakarų šalių. Todėl neturėtų būti laikomi išskirtinai sovietiniais. Vienintelis skirtumas tarp vakarų ir okupuotos Lietuvos pokario pertvarkų buvo tas, kad sovietų okupuotose respublikose naujai įkurti skverai, parkai ir aikštės buvo ideologizuojami naujais tarybiniais pavadinimais, diktatorių statulomis, karinių paradų scenografija ir komunistinių simbolių ornamentika. Sprendžiant iš pokario miesto rekonstrukcijos planų, atrodytų, kad žaidimo aikštelių viešose miesto erdvėse nebuvo. Brėžiniuose jų suplanuotų rasti nepavyko. Iki 70-mečio lauko žaidimo įranga architektūros ar urbanistikos kontekste minima ypač retai. Žaidimo aikštelių tema kur kas dažniau buvo matoma ideologizuotų socialinių veiklų kontekste. Pavyzdžiui, pionierių arba visuomeninių talkų veikla besididžiuojančioje spaudoje. Labai dažnai šios politizuojančios veiklos vykdavo ne kur kitur, o būtent naujai rekonstruotose sovietų ideologiją propaguojančiose viešose erdvėse. Vienas tokių pavyzdžių – centrinis Vilniaus parkas Bernardinų sodai. Sovietmečiu rekonstruoti ir pervadinti į jaunimo sodus jau buvo naudojami pionierių veiklą organizuoti ir mažiems vaikams pramogauti. Bene 1952 metais parke buvo įrengtas vaikų miestelis. Iš brėžinio galima matyti, kad tai yra pažymėta 14 numerį. Palyginus su tuomet įprastai be galo elementaria medinė įranga, dažniausiai sudarančia iš kuklių medinių smėlio dėžių ir supinių, vaikų miestelių žaidimo zona buvo labai pažangi. Joje išdžiai stovėjo dalinai medinė, dalinai pramoniniu būdu konstruota metalinė įranga, kaip tarkim pasakų namelis, karuselė, dramblio pavidalo čiuožykla, sūpuoklės ir dar daugelis kitų įrenginių. Be žaidimo įrangos parke taip pat buvo įrengtas Stalino paminklas. Kaip matyti iš vaikų žurnalo, genys vaikų laisvalaikis politiškai angažuotose miesto erdvėse buvo pageidautinas ir turbūt net planuojamas. Turint omenyje, kad politiškai neutraliose miesto erdvėse vaikų žaidimo įranga buvo rūpinamasi nebent tėvelių iniciatyva, ne valdžios, galima daryti išvadą, kad įrangos kokybė ir įvairovė ankstyvuoju sovietmečiu priklausė nuo aikštelių galimybės remti sovietinę politiką. Gyvenamųjų namų atveju situacija buvo labai panašia. Nacionalizuotų pastatų, kurie buvo paversti į komunalinius butus, kiemuose ir naujai statomų pirmųjų daugiabučių kvartaluose oficialiai valdžios pagalba įrengtų aikštelių nebuvo. Gyventojų rankomis įrengta elementari medinė įranga buvo papildoma metalinė tik tuo atveju, jeigu parankiai palaikė komunistinio pobūdžio gyventojų veiklą.
Puikiai tai iliustruojantis pavyzdys yra Antakalnio rajone kieme išdygusi pionierių vasaros stovykla. 59 metais palei naujai statomus daugiabučių langus buvo įkurta smėlio sala, pasakų namelis, grybų pavėsinės, maži takeliai ir sūpuoklės. Kadangi įranga buvo statoma ne vietoje, o vežama iš gamyklos, jai įkurti reikėjo papildomos pagalbos. Pasak apie tai pranešantį straipsnį Tarybinė moteris žurnale, pionierių stovykla praminta aikštelė sulaukė neįprastos komjaunuolių, troleibuso parko ir auto ūkio pagalbos. Atsižvelgiant į neįprastai didelę valdžios paramą, tikėtina, kad ši žaidimų aikštelė finansavimą gauna vien dėl oficialaus vasaros pionierių stovyklos statuso. Apskritai, ankstyvuoju sovietmečiu žaidimų aikštelių įranga ir parama jų projektams nebuvo paskirstama tolygiai. Pavyzdžiui, iki mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaigose aikštelių dažnai trūko. Tai patvirtina darželio administracijos skundai Vilniaus vykdomajam komitetui. Tarkim, 1945 buvo skundžiamasi, kad Gedimino ir Pylimo gatvėse esantys darželiai neturi aikštelių. Tuo tarpu Algirdo gatvėje veikusio darželio nuotraukos rodo, jog jis galėjo didžiuotis gerai aprūpintą žaidimų aikštelę. Tokie laisvalaikio sąlygų skirtumai dažniausiai išryškėdavo dėl nenuoseklaus lėšų paskirstymo ir vis dar pabrėžiamų socialinių klasių skirtumų. Ar socialinio realizmo gyvenamųjų namų kiemuose prieinamuose tik privilegijuotai aukštai klasiai buvo įrengiamas suprojektuotos žaidimų aikštelės, tiksliai nustatyti nepavyko. Tačiau sprendžiant iš įspūdingai sutvarkyto mokslininkų namo, kiemo, su salais, takais, fontanu ir net teniso kortais galima manyti, kad tam tikrai aikštelio elementai galėjo būti įrengiami. Apžvelgus žaidimo aikštelių situaciją ankstyvuoju sovietmečiu, galima išskirti 3 šiam periodui būdingus bruožus. Visų pirma, 60-mečio pradžioje jau matyti pirmojo pramoniniu būdu statytą įrangą. Tai žymi laipsniško pereimo pradžią nuo paprastos rankų darbo medinės įrangos prie sudėtingesnių gamykloje pagamintų dizainų. Kadangi būtent Lietuvoje projektuoti aikštelių renginiai pasirodė tik 1966, pavyzdžiuose minėta ir įranga kaip skarda dengtos grybo pavidalo pavėsinės, plieninės karuselės ar supinės greičiausiai buvo projektuojama pagal Rusijoje arba Baltarusijoje paruoštus projektus. Antras ankstyvajam sovietmečiui būdingas bruožas – netolygios gyvenimo ir laisvalaikio sąlygos. Priklausomai nuo socialinės klasės žmonėms buvo priskiriamas skirtingos gyvenimo sąlygos ir žaidimo taip pat. Ir trečia savybė buvo žaidimų aikštelių naudojimas, ideologizuotų socialinių veiklų paramoms reklamuoti. Sprendžiant iš skurdaus žaidimų aikštelių žymėjimo architektūriniuose pastatų ir viešųjų vietų brėžiniuose, aikštelės nebuvo laikomas esminė modernios urbanistikos dalimi. Jų reikšmė buvo susijusi labiau su gebėjimu skleisti komunistinę ideologiją, nei modernizuoti kasdienio vaikų gyvenimo kokybę. Tačiau nuo maždaug 60-mečio vidurio vaikų žaidimų aikštelių situacija pradeda stipriai keistis. Jos tampa neatsiejama sovietinės urbanistikos dalimi, mažiau orientuota į visuomenės indoktrinaciją ir labiau į žmonių kasdienio gyvenimo modernizaciją. Šis pokytis tai Chruščiovo būsto modernizacijos kampanijos padarinys. Pripažinus didžiulį gyvenamosios erdvės trūkumą ir ligtolinio architektūrinių sprendimų neefektyvumą, buvo atsigręžta į funkcionalumą, minimalistinę estetiką ir socialinės lygybės akcentavimą. Todėl vietoj hierarchiją imponuojančios stalinistinės architektūros, kurios statyba buvo lėta ir brangi, buvo susitelkta į greitą, pigią ir tarpusavyje bemaž vienodas buities sąlygą suteikiančią stambiaplokščių daugiabučių statybą. Kad įsigilinti, kaip masinė stambiaplokščių statyba įtakojo žaidimų aikštelių plėtrą, pirmiausia aptarsiu 60-mečiui būdingus gyvenamųjų rajonų urbanistinius ypatumus, o po to įrangos paruošimo aspektus. Taigi, naujieji daugiabučiai buvo statomi menkiau urbanizuotose miesto pakraščiuose, kur buvo daugiau vietos laisvai eksperimentuoti su pastatų kompozicijos principais. Buvo atsisakyta ankstyvajam sovietmečiui būdingo namų statymo pagal kvartalo perimetrą planavimo, kuris dažnai sudarydavo uždarų kiemų ir privačios valdos įspūdį. Nebeliko tvorų ir vartelių.
Vietoj to rajonuose buvo įdiegtas laisvas namų išdėstymas ir natūralus reljefų sutvarkymas taip, kad sukurtų vieną besitęsiančio bendro kiemo įspūdį. Kiemo erdvė ir jame būsinti smulkioji architektūra buvo projektuojama pagal pakopinę visuomeninio kultūrinio buitinio aptarnavimo sistemą, kuri leisdavo apskaičiuoti žaidimų aikštelių dydį ir išdėstymo tankį pagal 1000 gyventojų poreikius, 1000 gyventojų poreikius. Taip būdavo užtikrinta, kad kiekvienas gyvenamųjų namų kvartale gyvenantis vaikas turi po lygiai patogias galimybės žaisti lauke. Vaikų žaidimo aikštelės ir vietinių menininkų darbai pakeitė ankstyvuoju sovietmečiu populiarias tarybinių diktatorių ir kitų simbolių statulas, taip sudarant tarptautiškai modernios gyvenamosios erdvės įspūdį. Pirmasis įgyvendinęs visus šiuos urbanistikos principus buvo Žirmūnų rajonas. Matoma štai čia, jo planas ir nuotrauka, o pavyzdiniu laikytas Lazdynų rajonas. Lazdynai dėl nuosekliai įgyvendinto aplinkos sutvarkymo gavo labiausiai užbaigto rajono titulą. Jame buvo net keletas skirtingų vaikų žaidimų aikštelių tipų, įskaitant tiek tipinę metalinę, tiek individualiai projektuotą medinę įrangą. Mažos architektūros įvairovė buvo reta, nes dažniausiai daugiabučių statybose nepakakdavo lėšų net pagrindiniai rajono infrastruktūrai užbaigti. Todėl, palyginus su kitais rajonais, kur gyvenimo sąlygos buvo kur kas prastesnės, kaip Kauno naujųjų rajonų atveju, Lazdynų žaidimų aikštelės buvo laikomas modernizmo viršūnė. Po dešinę galite matyti vieno Kauno daugiabučio kiemą 7-ame dešimtmečio pradžioje, o po kaire Lazdynų, kuris buvo kur kas labiau pažengęs. Kad žaidimo aikštelių įrengimą padaryti kuo ekonomiškesniu, aikštelių įrangą reikėjo industrializuoti ir standartizuoti. Kad tai pasiekti, žaidimo aikštelių statybų ir projektavimo atsakomybė buvo priskirta centrinių lygmenių valdomiems architektūros institutams. Didžioji dalis to meto architektūros institutų savo projektus skirstė pagal tipinius ir netipinius jiems keltus reikalavimus. Kadangi žaidimo aikštelės buvo skirtos papildyti tipinių projektų, tokių kaip mokyklos, gyvenamųjų rajonų aplinka, jos lygiai kaip ir pastatai buvo gaminamas ir projektuojamas pagal iš anksto numatytus normatyvus. Įrangos dizaino galimybės buvo griežtai apibrėžtos įrangos albumuose. Iš viso sovietmečių Lietuvoje buvo išleisti 3 tokie albumai – 1966, 72 ir 83 metais. Šie albumai lyg katalogai pateikdavo visą aikštelėse projektavimo įgalimą įrangą. Kiekviename iš jų buvo stengiamasi pristatyti naujus, dar nematytus įrenginius. Tačiau, kadangi sovietinių respublikų architektai dažnai skolindavosi vieni iš kitų įrangos brėžinius, autorinė darbo kultūra buvo labai silpna. Didžioji dalis renginių buvo paprasto modernistinės stiliaus. Jų forma įkvėpta tarpukario bendrinės gimnastikos ir fizinio lavinimo įrangos. Pats projektavimo procesas dažniausiai būdavo gan elementarus. Architektams ruošiant generalinius projektų planus, tai reikėdavo nusirašyti įrangos kodo numerį ir indikuoti aikštelės įrengimo vietą. Kad nustatyti tinkamiausią žaidimo aikšteliai vietą ir įrangos zonavimą, reikėjo atsižvelgti į statybos normas ir taisyklės. Pavyzdžiui, pagal 65 metais paskelbtus normatyvus, vaikams skirtos aikštelės turi būti įrengiamos apželdintoje teritorijoje, toliau nuo gatvės ir įvairių nežaidimams skirtų įrenginių. Aikštelės turėtų būti nemažesnės nei 150 iki 200 kvadratinių metrų ploto. Aplink ją turi driektis nesiauresnė nei 5 metrų pločio žalioji zona ir taip toliau. Kadangi aikštelių įranga buvo gaminama statybos kombinatuose, projektuotojai buvo skatinami naudoti nuo daugiabučių statybų darbų atlikusias medžiagas kaip plienas ir betonas. Netrukus pigios gamybos ir standartizuoto projektavimo sistemos dėka, bent kiekvienas miesto vaikas taiga turėjo galimybę žaisti vietinėje žaidimo aikštelėje. Tai, kas anksčiau buvo prieinama tik už sovietų ideologijos palaikymą, dabar tapo masinio, nors riboto, bet laisvo vartojimo patogumu. Visgi šiuos socialistinės architektūros reformos pasiekimus reikėtų žiūrėti rezervuotai. Nors daugybė sovietinių piliečių dėl Chruščiovo reformų išties labai pasigerino būsto ir buities sąlygas, lyginant su išsivysčiusiomis vakarų šalimis, tai buvo tik menkas žingsnis gyvenimo kokybės augimo link.
pramoniniai gamėjimai įstūmus individualiai kurtą įrangą, žaidimų aikštelės ištiko ta pati lemtis, kaip ir stambiaplokščius namus. Jos tapo bene identiškomis. Negana to siekiant statyti kuo pigiau ir kuo greičiau, sparčiai dygstančios aikštelės išties nepasižymėjo nei kokybę, nei jo labiau grožio ar saugumo. Čia matosi porą nuotraukų, kur įranga tiesiog sustatyta per daug artimai viena kitos arba labai arti mašinų aikštelės, kas rodo, kad iš tikrųjų ne visada buvo gerai apgalvota jos zonavimas. Apie sunkumus trukdžiusius žaidimų aikštelės patobulinti pasisekė pasikalbėti išsamiau su 72 metų žaidimų aikštelių albumo autore Romualda Šipalienė. Pagrindinis jos išskiriamas trukdis buvo neadekvatus reglamentai, kurie ignoruodavo vaikų norus ir jų saugumą. Pavyzdžiui, nepaisant Šipalienės pastabų, kad naudoti brokuotas nuo pastatų statybų likusias medžiagas nesaugu, architektė vis vien buvo prašoma jas naudoti. Tuo tarpu mediena, kuri architektės nuomonė buvo kur kas tinkamesnė, buvo griežtai normuojama. Taip pat stipriai varžoma buvo ir kūrybinė minties laisvė. Šipalienė buvo suprojektavus ne vieną statybos ministerijos atstovams neįtikusią idėją. Viena tokių iš apibūdinimo gan paprasta. Supynės su stogeliu nuo lietaus. Ji buvo atmesta be konkrečios argumentacijos. Tokia centralizuotos kontrolės varoma sistema mokė neišsišokti, todėl pagal architektą projektuoti kažko ypatingo nelabai ir norėdavosi. Kitas gan akivaizdus kliūdis buvo nerimtas vyriausių architektų ir statybos ministerijos požiūris į vaikų žaidimo aikšteles. Palyginti su pastatų planavimu, žaidimo aikštelės buvo laikomas paskutinio svarbumo elementu. Tai galimai paaiškina, kodėl projektuotojas darbe nebūdavo sudaromas sąlygos nei domėtis, ką apie projektuojamas aikšteles mano vaikai, nei nuvykti ir apžiūrėti vietą, kurioje planuojama žaidimo aikštelė gyvai. Tai vyko nebent asmeninė iniciatyva, arba tik tuo atveju, jeigu buvo kuriami konkretūs objektai, pavyzdžiui, vaikų darželio generaliniai planai. Trečia, mažiau akivaizdi priežastis buvo retkarčiais pasitaikantis diskriminacijos atvejai prieš moteris, kurios prisidėdavo prie aikštelių įkūrimo. Artimiausias specialistų ratas, kuris įtakojo žaidimo aikštelių raidą ir kokybę, kaip tarkim mokytojas ir tipinių projektų architektas, susidarė pagrinde iš tik moteriško kolektyvo. Tuo tarpu lemiantį žodį tarantis vyriausiai architektai ir statybos ministerijos atstovai dažniausiai buvo vyrai. Iš poros spaudoje aptiktų atvejų matyti, kad įvairiausių būdo nesutarimai tarp tariamai tradiciškai moteriškos ir tradiciškai vyriškos darbo terpių kartais buvo paaštrinami diskriminacijos. Pavyzdžiui, komentuodamas bendradarbiavimo su darželio vedėjimais, architektas Vytautas Balčiūnas svarsto, ar vedėjai patiriamus sunkumus priimant sprendimus dėl žaidimų aikštelių įrangos lemia jų moteriškumas. 70-ame dešimtmetyje išryškėjus Chruščiovo statybų reformų trūkumams, politinis liberalėjimas architektūros srityje, leidęs glaudžiau susipažinti su tarptautinė moderne urbanistika, buvo nutrauktas. Stagnacija pramintas periodas pasižymėjo stabiliai prasta gyvenimo situacija. Žaidimo aikštelių kontekste dominavo ta pati daug ydų turinti tipinė žaidimų įranga. Todėl nenuostabu, kad šio laikotarpio spauda išskirtinai kritiška žaidimo aikštelių atžvilgiu. Skundžiamasi, kad įrangos išdėstymas neatsižvelgia į natūralų gamtos reljefą. Medžiagos stipriai normuojamas ir netinkamos saugiam vaikų laisvalaikiui, o įrangos įvairumas dėl toliau augančios industrializacijos dar labiau sumažėjęs. Siekiant sukrėsti vietoje įstrigusią sovietinę tvarką, nuo 80-mečio pabaigos architektūroje pradeda ryškėti postmodernizmo ir regionalizmo idėjos, prieštaraujančios sovietiniai standartizacijai. Abi šios kryptis atitinkančiai atspindi lietuvių architektų siekį stiprinti ryšius su tarptautinėmis ir nacionalinėmis vertybėmis, taip pabrėžiant Lietuvos autonomiškumą. Sovietų valdžia, suvokdama, kad veiksmingiausias būdas stabilizuoti priešingai nusiteikusią Lietuvą yra neuždrausti, o verčiau pasisavinti tokius iššūkius keliančius judėjimus, regionalizmo ir postmodernizmo retorika vis dėlto leido. Ši retorika, pabrėžianti tarptautinės ir nacionalinės Lietuvos vertybės, sovietų vyriausybei
leido efektyviai skleisti mitą apie laisvę okupacijoje. Todėl netrukus paraleliai tipinių žaidimų įrenginių atsiranda visa krūva naujų iniciatyvų rengti postmodernizmo ir regionalizmo stiliaus žaidimo įrangą. Pirma, atkreipsiu jūsų dėmesį į postmodernizmą menančias aikšteles. Nežinau, taip. Ekrane matote 8 ir 10 dešimtmečio pramoninės... Užstrigo jo, turbūt pas mane prezentacija per daug gal nuotraukų ir... Ekrane matote 8 ir 9 dešimtmečio pramoninės dailės studentų diplominius darbus bei profesionalių architektų vaikų darželių projektų pasiūlymus. Palyginus su tipinė aikštelių įranga, ši kur kas ekspresyvesnė, matyti daugiau spalvų, asimetrijos, fragmentuotų formų. Šitie postmodernizmo stiliai būdingi ypatumai siekia humanitizuoti modernizmo standartizuotą aplinką. Iš pateiktų pavyzdžių turbūt nesunku įžiūrėti vieną pagrindinių postmodernizmo ypatumų – modulinio pobūdžio formas. Įvairiai derinant žaismingų formų modulius, įrangos vienetus buvo galima pasiekti ne tik ekonomiškus, bet ir struktūriškai lanksčius individualizuotus įrenginius. Toks konstravimo principas moduliais buvo ypač naudingas siekiant pritaikyti aikštelę prie natūralaus gamtos reljefo. Būta projektų, kur prie natūralaus reljefo architektai ne tik taikėsi, bet ir jį imitavo. Turbūt žinomiausias netipinės aikštelės pavyzdys, imituojantis natūralų reljefą, tai Vilniaus Karoliniškių vaikų darželyje Čiauškutis stovėjęs architekto Viktoro Cholino kurta aikštelė. Aikštelės autorius, gyvenamas pats Karoliniškėse suprojektuoti netipinę aikštelę, nusprendė neapsikentęs kasdien matomų prastai įrengtų tipinių vaikų žaidimų aikštelės vaizdų. Sukurti natūraliomis tokiamis formomis pasižyminčią aikštelę architektai pasiūlė jo dukrą. Būtent jos piešiniais vaizduojantis saulėtą Nidos paplūdimį tapo aikštelės įkvėpimo šaltinis. Kadangi aikštelė buvo tam tikra prasme asmenis architekto projektas, neturėjęs tiesioginių ryšių su valstybe, aikštelė nesulaukė papildomos valdžios paramos. Aikštelės pastatymą architektas bendradarbiavo su kombinatu dailė, bet dėl pastovių lėšų ir darbo jėgos trūkumo statybose papildomai darbuodavosi ne tik pats jis, bet ir jo dukros. Po ilgų 13 metų statybų aikštelė buvo užbaigta, tačiau darželio administracijos vangiai prižiūrima ir po 14 metų nugriauta. Dėl sudėtingesnio dizaino, kuriam įvykdyti reikėjo specialiai pritaikytų brangių pramoninių procesų, postmodernizmo dizaino elementų įgyvendinimas buvo apribotas gamybos cechų, nepratusių prie tokių reikalavimų ir griežtų reglamentų. Dažniausiai sudėtingesni įrangos pasiūlymai, tokie, kokius matėte studentų darbuose ir konkursiniuose pasiūlymuose, niekada nebuvo patvirtinami statybai. Pirmenybė visada buvo teikima tipiniai įrangai. Todėl nors ir trumpalaikis Čiauškučio darželio aikštelės pastatymas, kuris architektui buvo laisvas žmogaus kūrinys, tai buvo labiau išimtis nei taisyklė. Jei neišskirtinis architekto užsispyrimas ir asmeniniai kontaktai derantis su projekto rangovais, šis kaip ir absoliuti dauguma eksperimentinių projektų vargu ar kada nors būtų išvydęs dienos šviesą. Palyginus su postmodernizmo stiliaus aikštelėmis, regionalizmo būdo projektai buvo įrengiami dažniau. Kadangi šis judėjimas buvo orientuotas į regioninės vertybės ir didžioji dalis įrangos buvo gaminama iš medienos, lanksčiau dirbančių vietos meistrų rankomis, suplanuoti įrangos gamybą buvo gana paprasta. Ekrane matote porą regionalistinio stiliaus aikštelių įrengimo pavyzdžių, skirtų kaimo vietovėms įrengti. Šie pavyzdžiai yra iš 1977 metų kaimo gyvenviečių tvarkymo elementų katalogo, kuris rekomendavo plieninę ir betonę įrangą papildyti iš vietinių medžiagų sukurta regionalizmo stiliaus įranga.
Pavyzdžiui, ramiems žaidimams siūloma įrengti liaudies motyvais dekoruotus pasakų namelius. Rekomenduojama atkreipti dėmesį į natūralų aikštelės reliefą, nusileidimo kalniukams, tiltukams ir laipteliams įrengti. Okay. Nors regionalistinė įranga dažnai parodysiu porą kitų regionalistinės įrangos pavyzdžių. Tai čia matome Raganų kalną, po to įvairiausių žaidybinių skulptūrų vaikams ir pasakų namelis. Čia kadangi regioninė architektūra pirmiausiai paplito kaime, po to jį peržengė ir į miesto erdves. Čia matyti, kaip medis staiga pradedamas naudoti ne tik tam tikrom detalėms smulkioms, bet iš tikrųjų ištisom struktūrom. Taigi, nors regionalistinė įranga dažnai akomponuodavo tipinę, jis su jie konkuruoti tikrai negalėjo dėl poros gan akivaizdžių priežasčių. Visų pirma, didelė dalis regionalistinės įrangos buvo rankų darbo, kuris buvo per lėtas visos šalies mastelio poreikiams aprūpinti. Antra, rankomis trašta įranga dažnai turėjo puikią meninę, bet mažiau išvystytą funkcinę vertę. Todėl vaikams greitai atsibosdavo. Ir trečia, mediena yra kur kas mažiau ilgaamžiškesnė nei betonas ar metalas. Todėl be pastovios priežiūros, kuriai reikėjo papildomų lėšų, ji palyginus greitai sutrūnydavo. Taigi, nepriklausomai nuo didelių to metų architektų ir vietos meistrų pastangų patobulinti tipinę aikštelių įrangą, didžioji dalis pastatytų aikštelių bet tipinių įrenginių vis dėlto neapsieidavo. Dažniausiai netipinė įranga sudarydavo tik maža visos aikštelės įrangos dalis. Todėl nenuostabu, kad mūsų kolektyvinėje atmintyje sovietmečio vaikystė simbolizuoja ne kurios kitos, o masiškai paplitusios ir tai, kur iki šių dienų bestovinčios tipinės aikštelės. Tokiame kontekste būtų galima teigti, kad tipiškų sovietinių žaidimų aikštelių kultūrinis ir fizinis ilgaamžiškumas rodo jų sėkmingą dizainą. Tačiau, kaip aptarta šioje paskaitoje, jų išlikimą lėmė ne kokybė, o alternatyvių pasirinkimų stoka. Skirtingai nei vakarų šalyse, kur aikštelių dizainas galėjo evoliucionuoti laisvai, Sovietų respublikose, nepaisant teoriškų idėjų paįvairėjimo antroje okupacijos pusėje, tipinėmis aikštelėmis apstatyti kiemai per 40 okupacijos metų beveik nekito. Sovietmečio aikštelių dizainą, kaip ir visą tuometinę urbanistiką ir architektūrą, nulėmė nenatūraliai susiklostę žmonių gyvenimo būdas ar potencialūs poreikiai, o išoriniai veiksniai – statybos reglamentai paremti valstybės politika ir komunizmo ideologija. Todėl Lietuvoje tipinė žaidimų įranga simbolizuoja ne tiek tarptautinio socialinio modernizmo, kiek modernizmo tik prisidengusios autokratiškos sovietų valdžios pasiekimus. Šio tyrimo pagalba pavyko įsitikinti, kad sovietmečių žaidimų aikštelės buvo nemažiau suaugusi nei vaikų formuojama erdvė. Bendra Lietuvos žaidimų aikštelių istorija nuo rankų darbo medinį iki pramoninių tipinių ir individualiai projektuotų, stebinančių iškalbumu, gan tiksliai atspindi valdžios ir urbanistikos kintančius principus okupacijos laikotarpiu. Susitelkiant būtent ties tipinę pramoninę įrangą, bene ikoniškiausių sovietinės vaikystės lauko žaidimo elementų, matome, kad jie atspindi pozityvias politinio atšilimo nuotaikas, o vėliau politinę miglą išsklaidančią socialinio modernizmo pažangos sąstingio periodą. Todėl, nors tipinių aikštelių vertė buvo savo funkciniais aspektais niekada nebuvo išskirtinė, tokių ir dar geresnių egzistavo ir užsienyje. Sovietų okupuotos Lietuvos kontekste jos turi išskirtinę istorinę ir kultūrinę neefektyvios autokratinės valdžios reikšmę. Klausimas, ar šios istorinės vertės pakanka, kad pripažintume sovietmečio aikštelės kasdienybės paveldo dalimi ir jei taip, kaip pasirūpintume jų išsaugojimu. Nuomonių, kaip visada, daug ir priešingų. Vieni siekia sovietinį paveldą patogiai užmiršti, kiti paminėti. Apmąstymams apie dvilypį Lietuvos santykį su sovietinio palikimo išsaugojimu iliustruoti, paskaitą norėčiau užbaigti su šia Gaublio nuotrauka, kurioje neaišku, ar Gaublį norima paslėpti ar akcentuoti. Ačiū labai.
Mes dabar jau praktiškai viską žinome apie šitų žaidimo aikštelių dizainą ir net apie to dizaino aplinkybės ir kas kūrė tas aikštelės. Bet dabar aš norėčiau pakviesti Godą Damaševičiūtę, kuri mums truputėlį papasakos, o kas tose aikštelėse žaidė. Goda yra vaikystės tyrėja, dėstytoja, rašo disertaciją apie vaikystę transformacijos laikotarpiu jau iš sociologinės perspektyvos. Labai ambicingai skamba mano pranešimo pavadinimas, tarsi aš turėčiau ir atsakyti dabar klausimą, vieną atsakymą, kaip tirti tą vaikystę, tai čia tiesiog provokacija ir diskusijai. Sociologija žaidimų aikštelėje, tai aš pati tyrinėjau vaikystę nuo 2017 metų kažkur įvairiomis kryptimis, įvairiais būdais ir pasidalinsiu, dar neatskleisiu tos intrigos, bet kodėl šiaip sunku tirti vaikystę, reikia paminėti, tai priklauso, aišku, kokią vaikystę norime tirti. Dabar kalbame apie vaikystę praeityje, tai ją tirti itin sunku, nes sunku atrasti šaltinių, kurie galėtų atspindėti vaikų balsą, kur žinotume, ką galvojo vaikai, o ne ką suaugusieji manė apie vaikus. Ir tirti dabartyje vaikystę taip pat sunku, kai tu esi suaugęs tyrėjas žmogus ir vaiko pasakojimą supranti pagal savo suaugėlišką pasaulio suvokimą. Ir nebūtinai tai, ką pasako vaikas, reiškia, ką tu interpretuoji ir supranti. Tai, žodžiu, iškyla daug sunkumų, bet vaikystę tirti verta ir įdomu. Ir einam toliau į kitą skaidrę, tai mano irgi turiu deklaruoti savo asmeninį inspiraciją, žodžiu, kodėl ėmiausi šitos temos, tai čia yra mano vaikystės žaidimų aikštelė. Paskutinį kartą tokia matyta 2017 metais. Vėliau, jeigu bus laiko, aš jums padetalizuosiu, kaip keistai buvo ją naudojamasi. Ir mano pranešimas iš esmės bus apie tai, kaip vaikai naudojosi tais įrengimais arba nesinaudojo ir ką mes apie tai galime sužinoti, ką planavo suaugę žmonės ir kaip galiausiai vaikai naudojasi. Ir štai mano vaikystės žaidimų aikštelė jau 2019 metais. Aš jau esu patyrusi tą neišsaugojimo momentą, tai matote didelis skirtumas. Čia matome tokią atvirą, ganėtinai erdviškų, ne ta pati perspektyva, bet tas pats vidinis kiemas, tvorelė, visur minkšta danga, niekur negalima susižeisti, užapalinti kampai ir taip toliau. Ir tai kas yra ta žaidimų aikštelė? Susidomėjusi žaidimų aikštelių tema, aš norėjau jas tyrinėti ir pradėjau rinkti žmonių interviu. Ir aišku, pokalbių metu man atsiskleidė, kad žaidimų aikštelė nebūtinai yra tas pagrindinis vaikystės objektas, kas žmonėms įsimena. Ir čia tiesiog iliustracija. Matote, man atrodo, ne viename pranešime jau matėte šitą supynę, šitą ratą. Ir tai, kas yra ta žaidimų aikštelė, tai ir kiemo vidinė erdvė, ir stadionas, ir gali būti miestas, ir laiptinė, ir laipteliai. Tai kasgi vis dėlto jie yra. Tai velnio supynės, kaip sako keli iš mano informantų, arba besisukantis ratas su taburetėmis, ratas supynė, O formos ratas, ant kurios supamasi iki apsivėmimo. Žodžiu, įvairiausi ir apibūdinimai, įrengimų ir pačios aikštelės apibrėžimų. Ir čia irgi taip pavadinau žaidimų aikštelė tada, tai kuomet klausiu informantų apie jų patirtį, kad jie pasidalintų patirtimi tai, kas įvyko, pasakojama yra vienaip, o kai klausiu apie tai, kokie jausmai kyla ar asociacijos, yra visiškai kitaip. Aišku, dabar aš kalbu jau, pradėjau tyrinėti savo tyrimus, pradėjau nuo 60-ųjų kartos, žmonių, kurie gimė nuo 60-ųjų iki 69-ųjų, dabar aš jau tyrinėjau nepriklausomybės laikotarpį, tai čia yra šioks toks miksas, žmonės, kurie gimė 80-ais, anksčiau šiek tiek vėliau, tai kas yra ta žaidimų aikštelė tada, tai ir galima, čia išrinkau šiek tiek tokias citatas, kurios atspindėtų ir tos įrengimus, kurie yra aikštelėse, tai ant metalinio pusrutulio turbūt įsivaizduojam tą lanką su kopėtėlėmis, irgi įvairiausių pavadinimų, kaip vaikai stebėdavo statybas arba atneždavo 3-litrinį vandens atsigerti, taip pat kariaudavo, raudavo kupstus, mėtydavosi tarp kiemų, taip pat kiemas yra, ar žaidimų aikštelė yra vieta, kuri ne tik keičiasi,
bet ir pati keičia. Tai tu tame pačiame kieme tampi ir paaugliu, sužinai įvairiausias suaugusiųjų pasaulio įdomybės arba apskritai naujienas. Tai čia viena mano informantė pasakoja, kad kieme jai buvo pasakyta, kad nuo 18 metų mergaitėms prasideda mėnesinės ir visą gyvenimą tęsiasi, dėl to ji labai išgyveno ir nežinojo, ko imtis. Taip pat, kad atsistojus ant šulinio dangčio reikia trinktelti per nugarą, kad sektųsi, žodžiu, įvairius išgyvenimo dalykai, ką tu priemi kaip tikrą dalyką būdamas vaikas. Ir aišku, kažkas ir pavojingo, tai yra ir šaudoma. Aišku, čia visiškai išskirtinis atvejis, nieko nepasakantis apie šį bendrai žaidimo aikšteles, bet kad galima žaidimo aikštelį ir susilaukti šūvių iš orinio šautuvo, iš kaimyno paauglio arba prasiskelti pakaušį. Tai reikia pakalbėti ir apie linksmas, ir apie tamsias tų žaidimo aikštelių pusės. Ir tada dabar, kai klausim apie asociacijas, tai vietos, kurių reiktų vengti, metalas, smėlis, nykuma, susižeidimai įvairūs, nešvarios erdvės, siaubo filmai ir kažkas apleisto. Bet aišku, mes tai turime todėl, kad to žaidimų aikštelės naudojamos ne vienos kartos ir jau, kaip minėjau, kitos pranešėjos, kas atsitinka, kai jomis yra nebesirūpinama, tai čia yra tiesiog perspektyva ir ką aš pastebiu iš savo tyrimų ir tas kontrastas, kad vienai pasakoja žmonės apie savo patirtis, kaip jomis naudojasi ir kitaip galvoja, kad leistų tai daryti savo vaikams. Tai yra ganėtinai priešinga prieiga. Tai kaip ir minėjau, mane žaidimų aikštelė ar kiemas iš esmės domina kaip suaugusiųjų suplanuota erdvė. Suaugusiai įsivaizduoja, kaip vaikai turėtų joje veikti pagal savo sugalvojimą. Tuomet visiškai kitaip ta aikštelė yra naudojama pačių vaikų. Vaikai nusibrėžia savo teritorinės ribas, kur aikštelė prasideda, kur baigėsi, laiko ribas, kada jie gali joje leisti laiką, iki kurio laiko. Taip pat toje pačioje aikštelėje veikia skirtingos bendruomenės, jaunesni vaikai, vyresni vaikai, paaugliai, kur reikia išlaukti, kol tu galėsi prieiti prie krepšinio lanko žaisti, žodžiu, tam tikrai irgi hierarchija veikia. Ir tai kartu yra įsivaizduojama žaidimo erdvė, nes vienoje aikštelėje, kuri mums atrodo gal fiziškai kaip viena žodžiu salelė, yra labai daug skirtingų įsivaizduojamų taškų, centrų ir įsivaizduojamų pasaulių, kur ką vaikai veikia, skirtingo amžiaus, skirtingų lyčių, skirtingų dalykų. Ir tai, kaip jau ir minėjau, yra ir pati besikeičianti, bet ir keičianti erdvė. Pačioje aikštelėje irgi vyksta virsmas. Ir visiškai taip absoliučiai provokacijai, tai noriu pristatyti jums savo išbandytą metodą, nes sunku, kaip tirti vaikystę praeityje, kaip tirti vaikystės erdves, kurios jau beveik nyksta. Tai vienas geras būdas yra tiesiog apsilankyti toje erdvėje ir pabandyti ją patirti. Tai aš susidomėjau tokiu metodu, kuris vadinasi Go Along arba interviu pėsčiomis arba sekti paskui, kurio pagrindinė esmė yra tiesiog, kad tyrimo dalyvis tampa pagrindiniu vietos ekspertu, kad jis veda, jis pasirenka, kur eiti, kur sustoti, ką pasakoti, o tyrėjas tiesiog jį seka ir galbūt užduoda patikslinančius klausimus. Tai aš šiam pranešimui kaip tik pristatysiu jums Kaune atliktą dalį, Gričiupio rajone. Mes vaikščiojame su tyrimo dalyviu po dvi erdves, ganėtinai išplėstas jo vaikystės kiemo. Suvaikščiojame apie 3 kilometrus, apie 1,5 valandos ir šio metodo esmė, tai jis rašinėjamas daromas garso įrašas, klausomas į pasakojimų ir taip pat tyrimo dalyvis fotografijomis fiksuoja erdves, kurios yra jam svarbios. Tai kartu viena, kai mes darome interviu ir klausinėjame žmogaus apie jo gyvenimo istoriją, bet visai kas kita yra pamatyti, taip pat būti toje erdvėje, kai prisiminimai kyla. Aišku, kartais yra neaišku, ar čia tas ar ne tas kiemas, ar tas ar ne tas medis, bet tai kartu labai sužadina prisiminimus ir kartu leidžia tyrimo dalyviui ne tik papasakoti, bet ir parodyti, apie ką jis kalba. Tai čia ganėtinai gera iliustruojanti nuotrauka, atrodo, šiaip iš suaugusio žmogaus perspektyvos ir apskritai vaikštant turbūt mums net nekristų į akis, bet labai svarbus suoliukas, kuris, aišku, net nebeturi lentų, bet kaip viena iš centrinių vietų, kur buvo leidžiamas laikas. Ir taip pat čia tiesiog iliustracija apie tai, kas yra ta aikštelė ir koks yra tas spektras erdvės, kur vaikai
keliauja, kur leidžia laiką. Tai čia pirmas maršrutas, šiek tiek ankstyvesnės vaikystės, tai kaip susidaro, kur atsiranda tie žaidimų centrai, tai yra kartais kelias link darželio, kelias link mokyklos, bet iš esmės visas tas laikas, kuris yra nesukontroliuotas tėvų, kur vaikai yra neprižiūrimi, gali užsimti spontanišką veiklą, veikti laisvai, tai čia ir matosi ir aš daugiau kalbėsiu būtent apie šį maršrutą, taip pat irgi tiesiog užfiksuotas mūsų kelionės maršrutas ir pats kiemas, tai nežinau, ar matysis, čia kalbėsiu apie šią teritoriją, kuri gali net išsiskirti į keletą kiemų ir čia yra pagrindinio fasado kiemas, gerokai, aišku, pasikeitęs iš dabartinės perspektyvos, o čia yra kiemas už namo. Taip, ir šiek tiek irgi pailiustruosiu savo pasakojimą citatomis. Tai yra erdvė priešais pagrindinį namo kiemą, namas statytas tarp 80-ųjų, 90-ųjų ir jo tas žaidimo erdvė yra absoliučiai pasikeitusi, dalis žaidimo aikštelės jau yra tapę privataus namo kiemu, kur buvo atviras obelų sodas, čia matote ir trinkeles, ir įvairias statybų konstrukcijas, tai mano informantų teigimu ir buvo pagrindinis jo kiemas, pagrindinis kiemas buvo obelų sodas ir šiek tiek pacituosiu, ką jis pats pasakoja, nei tų trinkelių nebuvo, nei tų gazonų, nei akmenų kažkokių, gal buvo vienas akmuo kažkuris iš šitų, kur mano broliui smulkinant kreidinį akmenį praskėlė delną kaimynas. Tai čia vienintelis buvo toks didesnis akmuo. Čia buvo ir suoliukas, prie kurio visi visą laiką rinkdavosi ir labai daug gerų karstymosi medžių, ant kurių visą laiką kažkas sėdėdavo ir suptis viena šaka, tokia grinai prisitraukinam, daryti ir pakabėti. Tai čia gal šiek tiek geriau matosi ir tas akmuo, ir likučiai kažkokių šitų prisiminimų. Tai įdomu ir tai, kad kalbam apie tai, ko nebėra. Toje vietoje pasakojame apie tai, ko jau fiziškai akimi negalima pamatyti. Taip. Buvo 2 turnikai, ant kurių vykdavo futbolas. Viena lietkė, Alibaba, tuku, tiesa drąsa, čia buvo prie šito medžio, kurio nebėra. Irgi pasakojama apie tai, ko nebėra. Aš, kai atėjau į kiemą, visą laiką buvau tarp vyresnių ir nepritapau labai, bet vis tiek leisdavau laiką, vakarais man pasakodavo visokius lytinį švietimą tie vaikai. Čia suoliukas buvo toksai, ant jo ir sėdėdavo. Ir irgi ką galima pamatyti, ne tik išgirsti, kiemo pasikeitimas. Turbūt irgi neatkreiptume dėmesio, bet gerokai matosi, kaip išbetonuota, asfaltuota dalis tą kiemą atskyrė, nupjovė kažkur, kur buvo žalia veja, ar žaidimų aikštelė, dabar yra automobilio aikštelė ir tai yra palyginama su vaikišku žaidimu žemė, kur tiesiog mėtai peiliuką ir, žodžiu, atskiri žemės gabalėlius. Tai taip nutiko su vaikystės kiemu. Ir čia ganėtinai juokingas pavyzdys, kiek yra originalaus to žaliojo kiemo ar žaidimų aikštelės, matote 2 suoliukus ir medį. O aišku, už to medžio jau yra konteineriai, tai tiek tik tais beliko originalaus kiemo. Ir dabar pakalbėsiu dar šiek tiek apie kitą pusę kiemo, tai iš pasakojimo mano informantas išskiria 4 veiklos centrus aplink vieną daugiabutį, kuriuose leisdavo laiką skirtingais amžiaus etapais ir šiaip iš pažiūros jie nieko neišsiskirtų. Tai čia kalbama apie kitą kiemą, kuris turėjo dirbtinį parką, kuriame yra aukšti medžiai, daug atrodo žalesnė erdvė, daug daugiau žalio ploto, kurį matėm iš viršaus žemėlapio nuotraukos. Ir teigia, kad niekuomet čia nebuvo žaidžiama, kad jis buvo kažkoks nesutvertas žaidimams, bedvasis. Ir tuo 90-aisiais pasistatė šis ar atsinaujino telekomo pastatas, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, išlietas, kaip jis pats sako, ledinis asfaltas, o automobilių toje aikštelėje nebuvo, todėl galėjo tą erdvę okupavo vaikai. Joje leisdavo laiką vaikai, automobiliai tam buvo nestatomi ir tokiu būdu ir atsirado ta vaikų erdvė, žaidimų aikštelė, kur nėra nei vieno žaidimų įrengimo ir čia irgi atrodo negalim nieko pamatyti. Bet irgi pacituosiu, tai čia buvo visų banglų susirinkimo erdvė. Tos 2,
tai kalbam apie šitas 2 laiptines, galėdavai sėdėti ant šitų laiptų ir kimarint. Čia grafičius paišydavo ant sienos ir čia vykdavo visos riedlentės, skeitai ir panašiai. Tuomet žiūrime į kitą elementą, irgi to paties betonuoto objektą, tai šitie geltoni buvo atmušėjai automobilių ratų, naudojami tiek su riedlentė, tiek su paspirtuku, pašokt, nučiuošt, tiek vaikščiot ant jų, laikyti lygsvarą, o ten link laiptinių nueidavo pasisiot kas nors į tą rūsį. Tai žodžiu, čia jeigu grįžtant prie šių erdvių. Taip. Ir čia būtent kalbam apie tą išlietą asfaltą, kuris suformavo kolniuką ir čia buvo geriausia pramoga čiuožinėti, riedlentėm važiuoti tiesiai į gatvę. Taip ir visi šie smulkus objektai sukuria tokius centrus, aplink kuriuos būrėsi skirtingos bendruomenės ir tam tikras laikas, kada susirenkama ten, kada žaidžiama, riboti tie ištekliai irgi paskatina kūrybiškumą, tampa skateparku, ta erdvė, čia jau kalbama apie paauglystės erdvę, romantinę vietą, kalbėti su merginomis, vaikinoms, sėdėti, žiūrėti saulėlydį, kuris kyla ten tarp tolumoje matomų daugia, ar leidžiasi, tarp tolumoje matomų daugia aukščių. Ir taip vaikai pasisavina tą erdvę, kuri galbūt net ne jiems skirta, jo dažnai erdvės įvairios projektuojamos, kaip vaikai jose turėtų elgtis, arba numanoma, kad jie ten turėtų būti, tai čia viskas vyksta kur kas kitaip. Taip, ir jeigu paskaityčiau pilną citatą, tai taip, kad užsilipė ant šitų bokštelių, apšviečia romantiškai šviesa. Ir aišku, kažkokie dalykai, kurie patys alsuoja pasiūlymais, ką čia būtų galima paveikti. Tai žodžiu, irgi skatina tą vaikų kūrybiškumą. Ir taip pat erdvės, kurių visiškai nebelieka ir irgi apie tą laisvę ir įvairiausias veiklas, tai kadaise buvę griuvėsiai, kuriuose irgi vaikai ieško kažkokių susibūrimo vietų arba stengiasi pasislėpti nuo tėvų kontrolės, tai buvo gaminamos bombos iš stiklainio, degaus skysčio ir aišku dabar tai yra visiškai naujai pastatytas namas. Taip, ir taip pat labai svarbus šitame metode interviu yra ir kitos sensacijos ir juslės, tai yra garsai, kvapai, kurie irgi kyla, tai čia kalbama apie krūmą, tai atsimenu šitą krūmą, pavyzdžiui, jis tokius vaisius duoda. Šitas ir panašus krūmai auga tenais prie alėjos ir man jie įsirėžia į atmintį, nes jie baltas uogytės daro ir tos baltos uogytės, kai užlipi ant jų sproginėja žiauriai. Man prisiminimas toks irgi, tai smagu, dar auga tie krūmai, žodžiu, ir atsiranda ir visai kitokių dalykų. Ir kartu tas vaikščiojimas po erdves susieja ir asmeninės istorijos, ir erdvės įvairius išplanavimus ir kartu labai praturtina tyrimą, aišku, kelia ir iššūkių, nes diskusija gali nukrypti įvairiomis kryptimis, kuriomis galbūt paprasto interviu metu neužsitęstų. Ir taip pat unikali galimybė ir parodyti, kartu ir pačiam reflektuoti, kas yra įvykę, kas yra pasikeitę. Ir kalbant apie žaidimų aikšteles, kurias mes irgi tais platesniais maršrutais praeidavome, tai irgi tada tokią provokacinę citatą, kad čia nežais, čia tik tai nučiuoš, tai yra pereinama erdvė, kuri atrodo tarsi nesvarbi, o tos kitos erdvės jos kažkaip susikuria ir tampa daug svarbesnės. Tai mano tikslas tiesiog buvo kažkaip išprovokuoti dar kitą linkmę tą diskusiją, saugoti, nesaugoti, gal dar yra kažkokių dar įdomesnių objektų ar būdų, kaip išsaugoti kažko, ko mes nežinome, arba pagalvoti ne iš suaugusiojo perspektyvos. Žinoma, čia kalba žmogus, kuris yra jau suaugęs, irgi turėdamas jau kažkokį įsivaizdavimą, veikiamas ir dabartinių įsivaizdavimą apie vaikystę, bet kažkokiu būdu vis tiek prisiliečiame prie to, kas buvo išgyventa, kas įsivaizduojama. Taip trumpai. Ačiū, tikiuosi trumpai. Ačiū uždėmesį. Labai ačiū už pasidalinimą ir bandymą įgarsinti vaikų balsus ir parodyti, kad vaikams iš tikrųjų tai visiškai nereikia tos specialios įrangos, su kurie tiek vargo dizaineriai, griuvėsiai ir krūmai yra geriausia vieta vaikams leisti savo laiką.
Ir dabar norėčiau pakviesti mūsų paskutinį pašnekovą, Marių Kulikauską iš Kauno būsto modernizavimo agentūros, pakalbėti ir pasidalinti šiek tiek savo patirtimi, kuriant mūsų ateitį, tai yra renovuojant daugiabučių kiemus. Ir mes gal išgirsime ir pamąstymų apie tai, ar tose renovuojamuose senuose daugiabučių kiemuose yra palikta kažkiek vietos tai atminčiai ir istorijai, kuri mus šiandien taip domina. Aš tikrai turiu teisę kalbėti būtent apie tą laikmetį, nes iš tikrųjų būtent tam vėlyvajam sovietmetį aš ir augau. Ir prieš ateidamas čia į salę bendravom, pristatinėjom man ekspoziciją, tai sakiau, taip, atrodo iš dalies tai buvo kažkokia priespauda, kažkas gal jautė kažkokį tai nepatogumą, kažkur ten žodžio laisvė ribojama, bet nežinau, mes kaip vaikai iš tikrųjų augom labai laisvai. Iš tikrųjų mes nebuvom suvaržyti tų kažkokių taisyklių, mes laipiojom tais nesaugiais įrenginiais, mes lakstėm po kiemą su deglais, žiemą pasistatė ten būstinę, žinojom, kad tuoj pradėsim karą su gretimu kiemu. Aš kai savo vaikui dabar papasakoju tos dalykus, tai iš tikrųjų jis sako, jūs augot, o mes šiais laikais tai nieko nebegalim daryti. Dėl žaidimo aikštelių. Kad nelieka žaidimo aikštelių po tvarkant dabartinius kiemus. Šiaip iš dalies sutinku, iš dalies nesutinku su šita vieta, nes turbūt yra įvairių pavyzdžių. Ir ypatingai ten, sakykime, kur dar buvo kiemai tvarkomi pagal seną tvarką, kur bendrijos pačios sprendė daugiau mažiau savo sklypo sprendinius, tai va ten yra tokių pavyzdžių, kai žaidimo aikštelių realiai neliko. Bet kas liečia šiuo metu, tiek Svajonių kiemo, tiek dar labiau revoliucijos atveju, tai tikrai žaidimo aikštelės yra privalomos bent jau kiekvienai namų grupiai, kaip namų grupė tai yra 2-3 daugiabučiai, tai turi būti rengiama tikrai kokybiška vaikų žaidimo aikštelė ir ne tik vaikų žaidimo aikštelė, turi būti rengiama ir poilsio zona suaugusiems, nes, kaip pasakyti, visi supranta tą socialinio bendravimo svarbą. Tai šitai vietoj taip blogų pavyzdžių yra, taip tų blogų galbūt bus ateityje, bet bendra politika yra tokia, kad vaikai turi bendrauti, suaugę žmonės turi bendrauti ir sakykime, tų blogų pavyzdžių tikėtina, kad jų vis mažės. Dabar dėl sovietinių aikštelių, nežinau, Kaune dėl sovietinių aikštelių, kiek jų dar tokių išlikusių, bet atskirų elementų prižiūrėtų tikrai dar yra. Čiuožyklų, sakykime, dar yra ir supinių dar tikrai yra. Galbūt ne viso komplekso, bet kažkokių pavienių objektų tai dar tikrai yra. Ir dar kabanti padanga Vilijampoliai. Tai, man atrodo, dar nuo sovietmečio jinai ten, tai bet kabo ir tikiu, kad naudojama jinai tenai. Apie supynės dar pasižymėjau, iš tikrųjų, kad labai mums patikdavo suptis ant to besisukančio rato, aš nežinau, dar buvau turbūt 11-12 metų, nes išsikrausčiau būtent tuo metu iš savo vaikystės kiemo, tai mes ten visi supdavomės ir dar eilutėje pastovėdavome. Ir paskutinis dalykas būtent apie gyventojų poreikių išsiaiškinimą. Tai čia buvo labai geras dalykas paminėtas, kad pasivaikščiojimas su kvartalo bendruomenė. Tai iš tikrųjų noriu tikrai paantrinti ir pasakyti, kad šitą metodą savo darbe naudojam. Šiaip kartais norėtųsi galbūt ir daugiau jį dar naudot. Tai tikrai leidžia kvartalą pažinti visai kitomis akimis, sakykime, Vilijampolės kvartalas, tai po kurį teko tiesiog po gabaliuką pažinti su to rajono gyventojais, tai man iki šiol jis toks mielas ir šiltas ir aš tikrai laukiu tos dienos, kai
vėl aš tenai sugrįšiu. Ačiū labai mūsų visiems pranešėjams ir svečiams. Ir pabaigai čia norėčiau tiesiog tokią mintim pasidalinti. Ką mes išgirdom? Ieva mums papasakojo labai įtaigiai, kad šito žaidimo aikštelės senuose daugiabučių kiemuose iš tikrųjų yra standartizuotos, tipiškos, labai dažnai nekokybiškai pastatytos. Goda, kuri mums įgarsino vaikų balsus, kurie žaidė juose, iš tikrųjų parodė, kad žaidimo aikštelė nėra vien fizinė struktūra ir tie sukurti įrenginiai ir vaikų vaizduotė, jos nuneša labai toli ir perbraižo tą žaidimo aikšteles pagal jų pačių poreikius. Todėl klausimas, ką daryti su gaubliu ir panašiais mums likusiais fiziniais tokiais objektais, daiktais, iš tikrųjų lieka labai atviras. Kita vertus, kaip Evelina papasakojo, tai tie standartizuoti, galbūt ir banalūs kažkokie tai struktūros, ar ne kažkokios banalios struktūros, kažkam turi asmeninę vertę, be to, kaip mes išgirdom, jie gali sudominti, sakykime, kažkokias tai grupės kitų, svetimų, turistų atvykstančių kaip tik per tą tipiškumą ir standartą patirti kažkokios jiems nepažįstamos praeities. Todėl vėlgi tas klausimas, kur dėti gaublį, ar sunaikinti, atiduoti metalo laužą, ar vis tik tai bandyti išsaugoti ir įveiklinti, lieka toks atviras. Iš to, ką mes šiandien kalbėjom, akivaizdu, kad įvairios grupės, skirtingi žmonės užduoda skirtingus klausimus. Kaip Marius gražiai pabaigoje pasakė, kad tai yra ir apie bendruomeniškumą, kad ta žaidimo aikštelė arba daugiabučių kiemas yra ir apie bendruomeniškumo performansą, vykdymą arba nevykdymą, kad tai labai priklauso nuo namo gyventojų ir to, kaip jie save suvokia, kaip kolektyvą ar ne kaip kolektyvą. Tai tas skirtingas labai požiūris, tokia man mintis sugestijuoja, kad vis tik tai ne viską vertėtų atiduoti metalo laužą, nes mes nežinom, kokius klausimus kels ateities kartos, kurios ateis po mūsų ir kažkas, kas būtų išsaugota, jiems leistų kurti savas interpretacijas ir savaip peržiūrėti praeitį ir savaip turbūt panaudotą praeitį ateities įsivaizdavime. Tai ačiū dar kartą visiems ir prašom lankyti parodą Pasaka.